Stosim kolekciją, dar papildysim savo. Davai, papildysim. Euriuką išleisim. Nusipirkom dar 2 perėjų lipdukus. Klijuosim. Iš pradžių vyksta primatavimai, o paskui klijavimai. Dabar man, pas mane tai viet, su galva atitrinkiai. Gaila savo vairo, dar susimučiau iš dabar. Tai gerai priklijavau. Gaila, kad ne visi, nes ne visur važiuodami pirkdavom lipdukus. Neužtektų čia vietos, žinok. Tiek jau perėjau pas mus sąskaitai. Nebloga šita perėja, gražiai labai. Mašinų tiek pat daug. Pirmoji perėja, man atrodo, buvo daugiausia. Stela perėja, jeigu aš neklystu. Įspūdingi kalnai. Šitoj perėjoje tai tobulas asfaltas. Jau brytvas čia jau laksto normaliai. Taip nepavyksta nepavyt visiškai. O ten labai gražus kalnai. Prasišviečia, pažiūrėk į dešinę. Nepasakysiu, kad labai daug mašinų. Patogu labai aplenkt. O kemperių nedaug visai. Gražiau nei Motorhornas. Gražiau nei Motorhornas. Sutinku 100%. Bet kaip gerai yra, kad mes pačioj pradžioj pakeitėm tau stabdžių skystį. Tiesiog ten buvo ženklas. Pakeisk dar kartą. Dabar stabdai sau ramiai, ne? Nebuvo, kad susilpnėjo ar kažkas panašaus. Nebuvo. Ir prieki viskas gerai, ir gale. Kaip jisai čia su supermoto lekia, nespėjau nufilmuoti. Baisiai greitai. Nu čia kas čia? Čia ne italai. Iš Austrijos, bet irgi moka važinėti. Bet ten su supermoto tai iš vis kosmosas, kaip jisai varo. Labai greitai važiuoja. Ten tokie staigesni, matai? Karolina sako, kad norėtųsi su jais kartu važiuoti, va tai va, lėkti kaip jie. Nu, bet tu supranti, kad dar biški per anksti, žinai, kai jie čia gyvena, kai jie vos ne kiekvieną vakarą gali išvažiuoti ir pasivažinėti. Tai ir pažįsta vos ne kiekvieną posūkį. Tai su jais kartu sunkoka važiuoti. Bet ir mes jaučiamės, kad ne pirmus metus važiuojam, jau su kiekvienais metais geriau ir geriau važiuojasi. Karolina tai iš vis šaunuolė. Aš stebiuosi, jinai visiškai neatsilieka jau. Nelenk biški, palauk. Lenk. Ai, čia trasos pahaikint. Va, nu čia vat prasideda lentelės, viskas pažymėta. Čia priekį važiuoja Husqvarna 701, nežinau, nu variklis toks pat kaip 701 Enduriko, neatsimenu pavadinimo.
Kaip ta husvarna vadinasi, aš parašysiu apačioj. Kaip juokingai atrodo, kai dviese ant jos sėdi. Jinai tokia mažytė, miniatiūrinė iš vis. Va, važiuoja jie, va. Ratai mažyčiai, plonyčiai. Man asmeniškai atrodo, kad nesėkmingas modelis tos husvarnos. Bet žmonės perka. Mieste tai, manau, faina su ją važiuoti. Mane gazdina, kai Karolina sako, kad jos motociklas pradeda biškį drebėti, trūkčioti. Jisai jau ir taip jau ten kenčia. Ten gal žvakės jau labai stipriai apsinešia. Nu gal kaip nors datrauks. Čia tuščia gali lenkti, jeigu nori tą juodą lenkti. Jo, iki manęs gali lenkti. Ten dviratis trūkčioja biškį. Tikiuosi jau datrauks, jau nedaug liko. Atvažiuos namo, sutvarkysim. Pakeisim žvakės, karburatorių perrinksiu, pakeisiu įsiurbimo tą kolektorių guminį. Dabar čia vingiuosim, daug vingiukų, reikia kaip nors aplenkti tos kemperius. Nu, man pavyko aplenkti kemperį, Karolina dar užstrigo biškį. Nu, bet toj. Ten žiūrėk, už motociklų galėsi lenkti už motociklų. Tuščia, čia tuščia iki šiol. Dviratininkės pralėkia ir gali lenkti. Žmogus labai keistai važiuoja, posūkį, po motociklu nieko nėra, tuščia. Tuščia. Toks posūkis stoja pilnai, jinai 10 gal važiuoja, tik tiesioja ir dugną spaudžia. Va tai va, ir iškart dugną spaudžia. Ir tu negali jos aplenkti. Jinai kaip specialiai, kiekvieną posūkį pristabdai, taip jau pilnai, kad man teko net vienai vietoj koją dėti ant žemės. Tik tiesioja ir iškart, tu matai, kad jinai dugną spaudžia. Keisti žmonės, jie taip specialiai daro. Kai kurie labai keisti. Kai kurie normalūs šį langą atidaro, su ranka pamojuoja, leidžia pralenkt. Bet kol kas važiuojam taip be streso. Ramiai. Na ir jau toj turėtų būti perėję. Vėjas stiprus. Va čia jau matau, kad jie lieka su kemperiais, nes po kemperio ratais stato tokios, nežinau, kaip laiptelius, kad tiesiai kemperis stovėtų. Tai jie jau čia čilina. Būtų neblogai, kad koks nors tinklapis ir būtų parašyta, kur galima statyti palapinės, kur negalima statyti. Gal ir yra koks itališkas tinklapis. Greitai pažiūrim į kairę. Šaltas vėjas, baisiai šaltas vėjas, toks ledinis. O iš dešinės koks kalnas, pažiūrėk. Pasiekėm perėją, labai gražiai perėja. Man patiko. Į kurią pusę krenta? Tenais? Nu tai nulipinėk, davai, aš tau padėsiu. Verki. Karolinos plasmasė kaip lytis, kaip baisiai atrodo viskas čia. Dieve tu mano. Nu nieko. Mes savo stilių, žinok, važiuojam. Iš vienos pusės pagalvoji, kad kaip ir nori naujo moco, iš kitos galvoji, blemba, šitas senas irgi toks fainas, nes sulauki daug visokių ten liuksų ir kad važinėjant tokiais senukais, bet tada vėl iš kitos pusės pažiūri, kad jis gali bet kurio momentu numirti, sudegti ir jam vaštikna. Tai toks dilema. Einam kažkur atsisėsim su vaizdu į kalnus. Čia kur neatsisėsi, žinok, visur gražu yra. Vėjas stiprus, aš paėmiau droną. Nežinau, ar kelt ar nekelt. Gal kažkiek pakelsiu. Va, žiūrėk, kokia graži pievutė. Toliau einam. Einam į viršų. Aš dabar pagalvojau, nuo kurios perėjos reikėtų susipažinti su dolomitiniais kalnais. Aš manau, kad nuo šitos perėjos. Kodėl? Nežinau, jinai netokia sudėtinga, labai vaizdinga. Labai daug kalnų aplinkui,
O ten, kur mes buvom, ten vienas kalnas per vidurį ir tu aplink jį važiuoji, galima sakyti. Nežinau, važiavom gerai buvo, nebuvo sunku. Nu, bet nebuvo sunku, bet man va čia kažkodėl geriausia. Nėra skirtumas, svarbiausia važiuokit į kalną. Ne, tai nėra skirtumai. Bet jeigu vat, planuoja, tai važiuokit pirmą reikalų į Geau perėją. Labai graži, labai vaizdinga, asfaltas geras ir nebaisiai daug mašinų. Nebaisiai daug. Čia dabar vėjuota ir krenta porą lašų, mus gazdina. Blogai, kad vėjuota. Droną baisu kelt. Nu, bet aš pakelsiu vis tiek. Į uolą. Surizikuosiu. Nauja kortelė bent bus. Nauja kortelė, taip. Net taip gaila bus. Gražiausi kalnai. Čia ir žalumos, žiūrėk, netrūksta. Labai gražu. Šitas kalnas tai įspūdingas. Ten gal galima netgi užlipti, nes va ten kairiau yra namukas, jeigu matai. Žiūrėkit, kalnuose irgi stovi greičio matuoklis. Nustačiau dabar jau viešbutį. Mums pagal kilometrus tai nedaug, visai 128 kilometrai. Bet pagal laiką tai 2,5 valandos. Dar bus sustojimai, pavalgyt. Tai manau, kad būsim viešbutį kokią 8 valandą. Vėl važinėjomės iki vakaro. Nepasakysiu, kad labai pavargstam, nu nebent aš asmeniškai tai visiškai nesijaučiu pavargęs. Ramiai taip lėtai važinėjam, neskubam niekur. Labai džiaugiuosi, kad mes nusprendėm nuvažiuoti į kalnus, nes buvo planas nuo San Marino važiuoti palei jūrą pastoviai. Gerai, kad pasikeitė planas ir nebijom mes keisti planą. Galima sakyti, nesilaikom. Mes sukurto plano Vilniui. Žiūrėk, čia posūkiai rašosi. 14 posūkių liko. Atsargiai, sekantis posūkis 13. Bet viršuj labai retai pamatysi va tokį va seną motociklą. Kaip pas mane, kaip pas Karoliną. Ir dabar va išvažinėjom, tai žinau, visi motociklistai žiūrėjo į mus. Neblogas čia asfaltas. Sakau, reikia važiuoti į šitą perėją iš karto. Po to į visas kitas. Ir mašinų visai nėra. Arba kad vakaras, sakai, gali būt. Tai matyt, laukia dar viena perėja. Ar mes nevažiuosim tenais? Ne, greičiausiai nevažiuosim. Į dešinę čia. Bet galima važiuoti 1 minutę lėčiau. Būtų dar viena perėja.
Užtenka jau šiandien perėjų? Užtenka. Jo, 5 perėjos buvo. Neblogai. Iš ryto planas buvo 3 perėjos. Padylinom šonus padangų. O žiūrėk priekį, koks kalnas. Man beveik nusileidom ir jaučiasi, ant kiek yra šilčiau čia apačioj. 10 laipsnių skirtumas? Kaip tu galvoji? Ne 10? 7, Karolina sako. Laimingas skaičius 7. Link vakaro jau sunkiau biškiai eina kilometrai. Nedaug realiai liko, apie gal 65 kilometrus. Bet sunkokai. Jau ir karšta. Jau stojame apsipilti biškį. Aš stojau nusiimti džemperį. Visą dieną šiandien su džemperiu važiavau. Aš visą dieną su Maikė važiavau. Beveik. Ne visą dieną. Iš ryto buvau su džemperiu. Bet po to jau sušilo. Apsipylėm ir jau baisiai karšta. Eisim dabar kavos atsigert arba pavalgyti netgi. Nori valgyti? Ar nori tik kavos? Nori valgyti. Jau viskas erzina. Nori valgyti. Valgyti nieko negausim, tiesiog kavos. Atėjom, klausėm, ar turit ką nors pavalgyti, nuėjo į virtuvę, galvą įkišo, pažiūrėjo, sako, nieko nėra. Cheers. Tai nors kavos išgersim. Nebaisiai skaniai pasakyčiau. Gali pažiūrėti paskutinį kartą į veidrodėlį ir mums Dolomitai lieka už nugaros. Ir jau jų daugiau nematysim. Šiais metais. Dabar gaunasi, kad važiuojam link Venecijos. Galim užvažiuoti į Veneciją, jeigu nori labai. Nenori? Gerai, nevažiuosim. Pasirinkom važiuoti tokiais šalutiniais keliais, nemokamais, per kaimelius. Pirmą kartą matau tokį ženklą, kad kemperiams negalima. Ir va, stovi irgi aukščio matuoklis, apdaužytas visas. Koks gražus keliukas. Ir laukia mūsų nemažai čia serpantynų. O, fotikas, šviesoforas. Ir nemažai čia serpantynų, žiūrėkit. Šitorių bus miške čia, bet pavingiuosim. Koks siauras čia tuneliukas. Ilgai labai stovėjom ant raudono šviesoforo. Ir kas čia per kelias. O, žiūrėk, kokie tuneliai. Va, žiūrėk, kiek tunelių čia. Kaip mes netyčia kokį gerą kelią radome, ne? Labai įdomus kelias. Ne, vienpusis.
Taip, va, vingiuojam į apačią. Žiūrėk, į kokį tarpeklį nusileisim apačion. Labai gražu. 7. posūkis. Dar ne pabaiga, jo, leisimės iki pat apačios greičiausiai. Viskas, nusileidom, 18 posūkių. Aš manau, šitas kelias su kažkokia istorija. Čia toks luxury viešbutis iš išorės. O taip tai rašosi. Kažką pasakė, bet nieko nesuprato. 3 žvaigždutės, jo. Aš iš ryto buvau perspėjęs, kad bus sunki diena. Jeigu jūs galvojat, kad 24/7 būt su Marium yra labai lengva, tai žinokit ne, bet jis kartais užsičiaupia ir gali patylėti. Ja, sunkoka diena tokia. Perėjos viskas gerai, bet jau kai jau visas perėjas įveikėm ir pradėjom važiuoti link viešbučio, tada visas sunkumas ir atsiveria. Gavome raktus, tai einam darysim mini greitą apžvalgą. Užeinam ir turim klasikinį viešbutį, bet jį bent jau paspalvina šita spalvota kėdė ir kilimas. Šiaip viskas tvarkingai, Marius tik iš karto tikrina, ar dirba tas senovinis kondicionierius. O vonioje atrodo viskas švariai, tvarkingai. Kaip sakau, didelis veidrodis jau yra pliusas. Tai labai paprastai, bet turėsim rytoj pusryčius ir už šitą kambariuką mes su pusryčiais sumokėjom 88 euriukus. Tai tikiuosi, kad bent jau pusryčiai bus ir kondiškė veiks. Svarbiausia yra pultai sudėti į maišelius. Čia yra svarbiausia. Na pas ką dar maišeliuose pultai? Net mano močiutė jau užtraukus. Jo. Jau daug metų, 10 tikrai. Pagaliau persirengė, neatrodom kaip motociklistai. Karolina su suknelė eina. Žinot, visą laiką net kažkur važiuodami pavalgyti, mes ant moco užšokam, tai suknelės neužsidėsi, o čia einam pėstute, tai galiu pasidžiaugti suknute. Surimavo čia, kaip Karolina viską. Čia nedidelis miestelis, tai pasirinkimo restoranų ar kavinių tikrai nedidelis. Viena. Ar ne? Kelias ten yra tokiais išsinešimui, picas, dar kažkas, o mūsų viešbučio restoranas nedirba 2 savaitės, atostogauja. Tai dabar visi Italijoje atostogauja.
motociklistai čia laksto. Atrodo tokia sunki, ilga diena, bet viskas, mes su šypsena, laimingi. Keliaujam valgyti, norim valgyti. Norim valgyti, jo. Aš skaitau, kad šiandien labai smagiai pasivažinėjom, labai geros perėjos, labai gražus kalnai. Rekomenduočiau važiuoti pirmų reikalo vat į Dolomitus. Ir jeigu galit sau leisti, netgi nakvokit kalnuose tenais viršui, būtų labai faini ten vakarą praleisti. Jo. Mes matėm tikrai kemperiai ten miega, pasistatė, ir ne tik kemperiai, netgi lengvas mašinas tokios atidarius bagažinę, palapinę ir ten sau čilina. Aš manau, kad italai, žinok, pro pirštus taip žiūri. Į ką? Į tai, kad tu mėgi kažkur kokį. Žiūrėk, rožinis dangus. Rožinis dangus. Man jau perėjęs važiuoti žymiai lengviau, tie serpantinai kažkaip nebuvo streso apskritai. Karolina tiesiog važiavo tobulai. Lenkimai visokiausi, nebijojo nieko, normaliai, protingai lenkia. Anksčiau aplenktai, žinokit, čia nelenksiu. Niekada gyvenime. Mes ilgai važiuodavom serpantinais, dėl to ir kėlėmės labai anksti. Dabar šiaip labai gerai važinėja. Jau jaučiasi, kad pažanga yra. Aišku, čia neprikalbėti. Persikėlėm į restoraną. Jeigu galima čia pavadinti restoraną, labai viskas garsiai. Mes pavalgysim, užsisakėm kaip visada picos, nes nieko daugiau negalima buvo užsakyti. Ir nepataikiau aš su pizza, man nepatinka pizza, kai yra sasiskos, tai pas mane atnešė su sasiskom. Pas mane atrodo visai neblogai, pas mane pomidoriukai, mozzarella bufalo ir čeri pomidorai. Ir vynelis, tai visiems skanaus, kas valgot, o kas nevalgot. Eikit valgyt, bet su sasiskom pizza grinai primena vaikystę, tu nepatikėsi. Lygiai toks pats skonis. Vaikystės skonį, žinok. Nes aš dar vaikystėje mėgdavau svogūnų primėtyti ir sasiskų. Tai grinai vaikystė. Man tai Mariaus pizza baisiai atrodo, mano tai skaniai. Nu, bet kitą kartą tokios neužsakyčiau, žinokit.